Na, sveiki, mėlėji. Taigi štai ir aš. Ir pagalvojau pakalbėti apie įvykį, kurio aktualumas jau seniai praėjo. Kitaip sakant, apie olimpinės žaidynės. O vargelį būsiu su jumis atviras. Panaudokime anglicizmą shit show, aš tikrai tokio nesitikėjau. Ta prasme, pačios žaidynės buvo siaubingas košmaras nuo pradžios iki pabaigos. Gal pradėkime nuo atidarymo ceremonijos, turbūt pačio didžiausio pasityčiojimo iš krikščionybės per daugelį metų. Pati idėja buvo parodijuoti Leonardo da Vinčio paskutinę vakarienę, nutapytą Renesanso laikotarpyje. Vien tai jau kelia pirmą klausimą, kuom šis paveikslas susijęs su Prancūzija. Ir žinote, mane gal labiausiai supykdė nedėmesio skirimas šitiem degeneratam, kai jie buvo rodomi milijardiniai publikai. Ta prasme, tėvukai, ką tu turi bendro su sportu? Mane gal labiausiai supykdė tai, kad visa šita iškrypelių palaikytojų šutvė tvirtino, kad ne, tai ne paskutinė vakarienė. Jie tvirtino, kad šį performansą įkvėpė Jan van Biljerto paveikslas Dievų šventė. Bet aišku, tie patys rengėjai, be to tie patys performanso dalyviai patvirtino kai ką kitą. Lietuvos irgi tai neaplenkė. Mūsų didysis profesionalus gėjus pradėjo aišku ginti, kad čia ne paskutinė vakarienė, kad čia Dievų šventė. Bet žinot, geriau šito radikalo pasiklydusio savose iliuzijose nuomonės geriau net neklausyti. O kita kontroversija kirto bokse. Alžyrietė Iman Kelif gal per 30 sekundžių eliminavo italų boksininkę Angelą Carini. Pati Iman buvo eliminuota iš 2023 pasaulio moterų boksų čempionato. Dėl to, kad pagal Tarptautinę bokso asociaciją jinai nepraėjo testo, kuris įrodytų, kad jinai galėtų varžyti su moterimis. Aš aišku tikrai nenoriu šito asmens užsipulti. Jinaigi tokia gimė, jinai nėra kažkoksai nublūdęs transgenderis kasdieną keičiantis savo lytį. Bet jeigu jinai jau yra interlytė, vadinasi, jinai turi nemažai ir vyriškų bruožų, dėl kurių Tarptautinė bokso asociacija jai neleido varžytis čempionatuose. Ir spėkit, kas laimėjo aukso medalį. Ir man nėra tikrai keista, kad rengėjai užkūrė tokį degeneratų šou per atidarimą. Leis asmeniui turinčiam nemažai vyriškų bruožų varžytis prieš moteris, kurios nėra interlytės. Bet iš dalies mane ir maloniai nustebino Paryžiaus olimpinės žaidynės, kad nebuvo vyrų, kurie save identifikuoja kaip moterimis bokse. Truktų žodžių iškrypėliai vėl iš pradžių. Dabar nusikelkime šiek tiek į Olandiją. Šalis, kuri garsėja savo pedofilų partiją, kuri vadinasi Partija už kaimynišką meilę, laisvę ir įvairovę, išsiuntė tinklinio žaidėją vardu Stevenas van de Veldas, kuris 2016 metais Anglijoje, būdamas 19 metų, išprievartavo 12-metę. Jūs turbūt išsižiojote, o aš neišsižiojau. Ir žinote kodėl? O todėl, kad šalis yra tiek degradavusi, kuri turi netgi jau savo pedofilų partiją, išsiuntė pedofilą varžytis į olimpinės žaidynės. Jeigu aš tai būčiau pasakęs prieš 20, 30 ar 40 metų, bet kokiam eiliniam europiečiui, žmonėm protas visiškai nebūtų išnešęs, kaip įmanoma, kad taip gali būti. O paskutinis dalykas – breikas, gana aktualus ir mum. Ir aš kalbu apie mus eilinius nevisiškai sportiškus žmonės. Nes pasirodo, kad ištvermė, jėga ir fizinis pasirodymas nebėra pats svarbiausias dalykas renginyje, kurio visas tikslas yra sportas. Nes australų breiko šokėja Rachel Gunn, arba dar žinoma kaip Reagan, puikiai parodė, kad visų tų dalykų tikrai nereikia dalyvaujant olimpiadoje. Tokį išsityčiojimą iš breiko šou jinai padarė, kad dar iki dabar visas internetas juokiasi iš jos.
Na, manęs tikrai tai jau nestebino, nes jinai visų pirma yra dėstytoja vakarietiškame universitete. Dalykas, kurį jinai dėsto, yra kultūros studijos. Ir jinai savo PhD parašė apie breiką ir ten kažkaip dar sugebėjo susėti tai su kolonializmu. Tarp kitko, apie šią tendenciją vakaruose, kai yra iš oro sukuriamos visiškai, kaip čia pasakius, totaliai idiotiškos, totaliai nereikalingos studijų kryptis, reikėtų pakalbėti ir daugiau. Gal netgi sukursiu video apie tai ateityje. Na, olimpiada tikrai neblizgėjo. Aišku, buvo ir įdomių momentų, kaip šitas arba šitas. Bet vis dėlto labai džiaugiuosi savo sportininkų rezultatais, ačiū jiem ir tikrai linkiu jiems nuoširdžios sėkmės ateities olimpiadose. Aišku, gal šiek tiek gaila, kad visas jų šlovės akimirkas aptemdė, truputį aptemdė tai, kad jie dalyvavo pačioje prasčiausioje visų laikų olimpiadoje, labiausiai ideologizuotoje ir labiausiai šokiruojančioje. Na, bet tam ir yra senas geras pasakymas, kad geriau sporto su politika nemaišyti.